Taigi, sveiki visi, su jumis čia aš esu Žigleris. Šiandieną gaivinsim šitą mano raktuką. Biški buvo kasekas, tai trumpai sakant, apsiverčiau ant 60. Va, lempos nebėra. Va, lempa ant dalių. Tada korpusas irgi. Veidrodėlis irgi. Ką aš jau padariau, tai yra, visas dalis susipirkau kaip ir. Jau pasikeičiau jų čia kitą. O pasėmiau dalis. Plasmasė kitą. Nes Ana jau, Ana, kaip matot, lūžo. Suraižyta visą. Jo, dar stopą seną turiu. Štai jau stopas, posėdį turėtų būti. Tai ką, kimbam prie darbų. Tai šiandien norėčiau aš pirmiausiai pasiruošti šitos vadažymui. Gal norėčiau uždėti ant karbo naują oro filtrą. Pasiėmu. Man atrodo, reikės karšto vandens, kad šitas prasiplėstų. Nes akivaizdžiai mato, kad čia didesnė skylė. Filtrą reikėtų gal naują, arba tiesiog išplausiu aš jį. Šitą dar reikia paruošti dažnai. Negaištam laiko, einam kad dar norėčiau stopą pasikeisti. Dar kojelę. Tai matot, nelabai kajelioja. Gal bandysiu čia sutvarkyti. Jeigu nepavyks, tai naują reikės imti. Ne naują, kitą. Gal pirmą pradėsiu nuo poliravimo, kaip va čia sulūžo. Bet nelabai turiu aš tiek pinigų, kad tam plastikų leisti tiek. Tai yra va tokie va. Poliroklį tipo. Mane jau realiai daug kartų išgelbėjo. Tiesiog paėmė kokį skudurą švelnų ir uždedi ir trini va tai va. Ir tada paėmė švarų kokį kitą skudurą, tarkim, va tokio paėmė ir įtrimat. Ir galėsiu pradėti aš jums skirtumą. Skaityk, yra, bet čia jau pusikai jau pagyvenė, bet šiaip tai palyginus kaip buvo, tai tikrai geriau. Ta patį būtų padaręs ir su šitą, bet čia jau lūžo. Teko reikės eiti kitą zoną. Čia jau pradėjau biškį žymyti. Va. Dabar pašiaušiau su grubių popierių. Dabar reikia su švelnesniu biškiu. Ką? Jau paruošta dažymui. Reikia dabar nuriebalinti. Einu dabar šitas va ruošti. Net nežinau, bandysiu išgauti va tokią spalvą. Bet nelabai žinau kaip. Įdomi tokia, gal galvoju glosi dažus ir tada matinį tą laką. O aš nesuprantu, kai jūs čia darė tas rankenėlės, čia kosmosas, čia eik savo, kiek šis sluoksnių čia dėjo, kokius 10 sluoksnių čia kaip eiktų savo. Įminėsiu stopą, reik man nuimti šitą korpusą. Tai čia viskas paprastai, tiesiog 4 varstai. Vienas, 2, 3, 4. Tada viską išsukat, tiesiog apeinat ir nuėmat. Galite įsimt baką, visą kitą, bet man to nereikės, man tiesiog reikės va. Yra 3 tos veržlės. Jas tiesiog atsukat ir į sieną stopas.
tiek jau darbo. Mano draugas privežė norėbalintąją. Nes, kaip ir nušlifau viską. Dėsiu dažyti. Pirmiausia, grunta reikia. Štai va, nugruntavau plastiką. Balionėlis sprogo. Galbūt dės antrosloksnį visas okei bus. Tavo dangtis. Baigėsi gruntas, tai nelabai ką galėjau padaryti, liko dar šitie. Būt ir toj gal į garažą sugrįšiu. Toks ilgas va. Čilina. Nu ką, nauja diena. Va, pasiėmiau dažų. Važiuojame į garažą dabar. Nu ką, sugrįžome į garažą. Antra diena. Štai nusipirkom priemonių. Pabaigsim gruntuoti dangtį ir plastiką. Ir reikės paruošti dar šitus dažymai kitus. Bandysiu plastiką dažyti matiniais dažais ir užbaigti blizgančių lakų. Gal kažkaip išgausiu tas spalvą, tikiuosi. Nu ką, nugruntavau tą dangtį. 2 sluoksnius dėsiu, manau, užteks. Plastikas irgi jau nugruntuotas. Tokios ir dulkės. Atsirado, bet manau, kad nusivalysiu viskas šiek. Nu, tai tokie gilesni papražymai matosi, bet šiaip tai, manau, bus gerai. Nu, tai va, jau pradėjom darbų su stopu. Jau persimečiau seną. Dabar tik reikia laidų sujungti. Štai jo džiūna. Čia va džiūna. Jau galėsim dėti pirmą sluoksnį dažų. Nu va, nušlifavom kojelę. Norėbalinsiu, kažkur pakabinsiu ir dažysiu. Štai va, pagaliau sujungiam lempą, viskas veikia. Va, posūkiai. Anas. Techu jau paruošta kaip ir, tikrai kremelį pasiimti. Buvo taip, kad palcoso laidas buvo prijungtas į posūkius. Aš nežinau, kaip aš važinėjau, bet važinėjau. Bet dabar viskas čiki, prijungiam normaliai, radom palcoso laidą nukištą kažkur paslėptą. Galimai, kai man buvo klinas, aš ten biški netyčia gal užspaudžiau. Tai dabar dar šiandien, ką norėčiau pasidaryti, tai yra uždėti vieną sluoksnį ant variatoriaus dangčio dažų ir ant plastikų nusiimti dugną. Nes reikės kojelę tvarkyti. Nu ką, užpurčiau pirmą sluoksnį dažų. Šitas bus pilnai glossy. Čia tas plastikas. Štai dabar toksai biški turi atspindį, nes jisai yra dar šlapės, ką tik baigiau purkšti. Aš manau, kad visai neblogai aš sugalvojau, nes dar užpurkščiau tą blizgų laką. Nu, gal biški juodesnį. Nu, ai. Bus gerai, aš manau. Turbūt darau garažą. Iš kokių 5 metrų. Gal ir panaši spalva. Gerai bus. Tada dar šitie va. Dar net nepradėjau dažyti. Tik kojelę norėbalinau. Nes su šito buvo biški įdomių dalykų. Kojelę tai net nežinau kaip daryti. Neblogai sulenkta. Manau, reikės kitą pasiimti. Tai ką, šiandien aš jau varau namo. Kadangi jau yra tikrai vėlų. Susimatysime rytoj. Taigi, trečia diena garaže. Jau užsipurškiau antrą sluoksnį dažų. Džiūna. Užsipurškiau štai antrą sluoksnį ir čia va džiūna. Šiandien dėsiu oro filtrą. Atsinešiau mamos plaukų džiovintuvą. Pakaitinsiu, turėčiau uždėti. Ir kelią kažkaip bandysiu tvarkyti. Šiandien aš jau jį šiaip manau, gal ir susidėsiu jau plastikus, jeigu uždėsiu filtrą. Štai va, filtras uždėtas, naujas.
Tios nereikės karbo reguliuoti. Neturėtų. Kojelė uždėta. Roksas stovi. Dėsime jau trečias sluoksnį ir laką. Nu va, užprašiau su glossy laku. Tikiuos gerai išeis. Čia tai man patinka jau. Štai va roksą pabiškai jau dedu. Pamiršau, kad šitų neuždėjęs. Reikės vėl išimti viską. Iš pirmos kojelės. Ai, nėra. Daug labai nedūminsiu garažą, bet roksas jau gyvas. Nu, tokios tokelės, kad kažkas ne taip, nu. Viskas čia tvarkoja, aš nesuprantu. Bus kažkur gal laidai, nežinau, gal blogai prezentavom. Nu ką, roksas sudėtas, kūrėsi. Išvadas būtų tokias, kad plastikų nelabai moku dažyti. O, krapnuoja. Nu, bet nieko tokio, kad va matot. Plastikus nelabai. Dangti neblogai. Tik kairę dažai nespėjau žiūrėti ir aš jau spyriau, tai biškai nusilūko. Bet viskas čikiai. Naujas filtras, nu korpusas, kojelė. Stopas neveikia, nes yra viena lemputė, nu lemputė tiesiog sudegus. Kurios kaip bitutė. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjot šį mano video vlogą. Jeigu patiko, nepamirškite like and subscribe ir iki kito karto.